Pristatau jum youtuberį, vieną žymesnių pagal mano čia statistiką naujausią, number 6, Paulius arba Paul Demiko. Labas. Sveiki, labas vakaras. 81 991 sekėjas ir virš 4 milijonų peržiūrų. Liuks, čia geri rezultatai, bet suprantami turbūt tiem, kurie tikrai lindi YouTube. Nu, tikriausiai. Kodėl Paulius yra čia? Dėl to, kad aš jį atradęs YouTube, man patinka tai, ką jis daro, man patinka, kiek jis įdeda ten darbo, pastangų ir man patinka, kad yra turinys, nes yra ir kitų youtuberių. Neminėsim, bet to aš nesuprantu, kad filmuoja tiesiog gyvenimą. Žmogus filmuoja gyvenimą, savo tetę, mamą, draugę, katę ir gražiai sumontuoja, bet, o kodėl aš turiu tai žiūrėti? Yra kodėl aš turiu tai žiūrėti? Nesvarbu. Kaip ten bebūtų, youtuberiais nori būti dabar jauni 9-okai ir 7-okai ir gal net 4-okai, nes galvoja, kad čia yra viskas easy ir čia yra milijonai. Iškart pradeda kristi pinigų. Tai ar jau važinėjai Porsche, gerbiamas Paulius? Ne, dėja, Porsche dar nevažinėjau ir nėra mano prioritetų sąraše Porsche. Ferrari. Šiek tiek aukštesnis laiptelis, ar ne? Ne, aš ne automobilis. Automobiliai šiaip nedraugauju, jeigu jau taip nelabai man sekasi su jais draugauti, tai nėra mano prioritetų sąraše jie aukštai, bet, gal galima būtų teigti, kad gyvenu iš savo YouTube veiklos, ne vien tiesiogiai iš jos, bet gyvenu, galima būtų sakyti, esu gyvas kaip YouTuberis, taip. Jėga. Yra keli variantai užsidirbti. Yra variantas užsidirbti iš paties YouTube'o už peržiūras. Taip. Neįsivaizduoju skaičių, bet ne kažką spėju. Ne, labai ne kažką. Ypač vertant Lietuvos dydį. Jo, tiesiog Lietuvos rinka yra labai maža, yra mažai investuojama į reklamą ir paprasčiausiai dėl to galima būtų sakyti, kad 1000 peržiūrų pas mus čia Lietuvoje mažai kainuoja. Čia vadinamas tas CPL-as ar CPM-as, kaip pagal šalį vadinasi. Tai jis tiesiog yra labai labai pigus pas mus čia Lietuvoje. Tai net jeigu renki procentaliai daug peržiūrų, tai vis tiek uždirbsi labai mažai, nes tiesiog reklamos yra labai labai pigios. 1000 galima uždirbti mėnesį? Jo, įmanoma, iš tikrųjų įmanoma. Žinau, kas tiek uždirba. Aš dėja tiek neuždirbu, bet aš ir nesu tas standartinis, gal vadinkim taip, youtuberis, nes aš keliu praktiškai tik kartą į mėnesį keliu turinį į savo kanalą konkrečiai. Tai jeigu įkelčiau 4 video į mėnesį ir jie visi būtų tiek pat sėkmingi, kiek tas vienas, tai ir uždirbčiau tada 1000, gal net šiek tiek virš $1000 galėčiau išsigryninti, taip. Jūs nepamiršti deklaruoti, kiek už mėnesio pajamą. Taip, būtinai. Dar kitas būdas užsidirbti iš YouTube'o ne už peržiūrų, o tiesiog iš reklamdavių, kurie sako, pareklamuok mano mineralinį vandenį, pareklamuok mano šlepetes, kurias aš rankom numesgu. Taip, teisingai. Ir kokį maistą, kokį pareklamuok. Ar yra kažkoks tabu, ko tu nereklamuoji? Šiaip mane kreipiasi dažnai daug kas, bet viskas priklauso nuo to, kokias aš, tarkim, kūrybinės integracijas sugalvoju ar nesugalvoju. Kol kas visi, kas stebi, kas žino ir yra žiūrėjęs visus mano video, žino, kad aš realiai nieko nereklamuoju. Bet jeigu apie tabu kalbant, tai aš niekada nereklamuoju lažybų bendrovių ir nieko, kas būtų susijęs su lažybom, nes ar šiaip bet kokiu gal... Nes turi savo lažybų. Bet kokiais... bet kokiais azartiniais gal žaidimais, nes žinau, kad vis tiek mano video pasiekė ir jaunesnė auditorija, tai nenorėčiau tokių gal žalingų įpročių, sakykime, kaip reklamuoti ar tokių žalingų dalykų. Tai tai tokių tikrai nereklamuoju, o daugiau nesugalvoju, bet tarkime, visai neseniai turėjau pasiūlymą ir tiem patiem, čia mes juokavom neišėję eterį apie vištienos sparnelius, man atrodo, tai ir tos turėjau kaip pasiūlymą, bet tiesiog aš pagalvoju, kad kartais, nelabai įdomu ir nesugalvosiu integracijos ir tema netame, tarkim, mano sekančio vaizdo įrašo, tai galvoju, ačiū už pasiūlymą, bet gal ne. Tai kartais ir tokiu atsisakau, kas nėra tabu vištienos sparneliai, bet tiesiog, jeigu nei tema, tai nei tema. Pradėjom nuo pinigų, dabar jau apie kūrybą, kažkaip iš tos pusės. Aš materialistas, ką padarysi? Tai kūrybinis procesas, pas tave, kiek tu sukeli per savaitę medžiagos į YouTube'ą? Tai labai nedaug, žinokit, aš labai retai pasirodau tame YouTube'e, aš su Laisvės TVX turiu 2 žinių laidas, vadinkim taip žinių laidas per mėnesį ir vieną savo.
Va, tai tik 3 kartus per mėnesį aš iš vis pasirodau, o kūrybinis procesas pats tai būna, kad bandai pasiorganizuoti. Čia toks dalykas, kurio labai sunku yra susiorganizuoti jam laiko, ar ne, kad, tarkim, dabar aš nuo 1 iki 4 kursių, nežinau, rašysiu. Tai čia būtent yra mano scenarijai, į mano pagrindinį kanalą. Ir būna taip, kad prabimbinėjai kelias dienas normaliai, kol pasirašai tą tokį scenarijų jau stiprų. Tai čia yra didžiausias mano draugės vargas, kad tu labai prastai planuoji savo laiką, bet aš kartais tiesiog negaliu prisiversti rašyti normaliai, o kartais įkvėpimas paima, tarkim, kokią 3 nakties ir eini ir rašai. Tai čia toks... Net apskritai šitas kūrybinis procesas, kam kalbėti, taip sakant. Vaikštai kažkur Nidoj savaitgalį ir galvoji, žiūrėk, antradienį tą, trečiadienį tą, čia reiks Dimiko paskambinti, bet dabar Velykos neskambinsiu, nepatogu, nes visą laiką procese galvoji, kažką seki. Tavo žanras toks specifinis ir man patinka parodijos, man patinka tavo gyvenimo supratimas ir viso to pateikimas video formatu. O tau pačiam, kuris tavo paties įkeltas video, tu pats gali žiūrėti ir sakyti, čia gerai, čia tai, ką norėjau, tą ir padariau. Tai šiaip visi mano video yra grinai tai, ką norėjau, tą ir padariau. Aš paprašiau, toks paprastas vienas filtras nekelčiau, jeigu man nors kažkas nepatiktų, arba būčiau tiesiog pakeitęs kažką, kas man nepatinka. Gal net tai paklausius, challenge'ai ar parodijos? Šiaip aš pats žiūriu daugiausiai komentaro stiliaus video, tai grinai yra to paties formato, kurį aš pats naudoju, tai tokius ir užsienio kūrėjus, bet dar man labai patinka įvairios situacijų komedijos, ar kaip jas vadina, skečai, kurios taip pat daro mūsų kolega Laurynas Safas. Tai tokie man dar patinka. Man patinka podcastai, radio laidos, bet čia toks gal nuobodesnis turinys, gal į kurį aš dar neįlindau. Bet šiaip komentarų stiliaus darau, komentarų stiliaus video ir darau ir daugiausiai tokio ir žiūriu. Ar dar ką nors veiki gyvenime, be to, kad esi YouTuberis? Stengiuosi leisti laisvą laiką su draugais. Toks labai nuobodus atsakymas, iš tikrųjų nieko papildomų hobių neturiu. Nedirbi kokiam nors ketaus fabrike, po to naktiniai pamainoj. Ne, tu gyveni iš YouTube'o, realiai. Realiai taip. Smagu girdėti ir... Dar vienas dalykas, buvo čia YouTube toks skandalas, atsimeni, dėl vaikų komentarų. Reiškia, kur vaikas įdeda, tada prasideda pošli komentarai visokie ir buvo čia užbanintas šitas reikalas labai smarkiai. Pamenu, čia buvo toks vienas iškastas. Ką pats galvoji, kaip apsaugot vaikus nuo nedaramo turinio, nes ne viską YouTube gali žiūrėti. Maniškis irgi ten prisižiūri, paskui vapolioja kažką, kas čia dabar, YouTube'as, kokia nors dainelė beprotiška ten, skibidibila papa, ar koks ten reiškia, kas YouTube'as, kaip apribot? Oi, nežinau, čia yra labai labai platus klausimas ir iš tikrųjų čia labai didelė atsakomybė krenta ant tėvų pečių tikriausiai jau tuo atveju mokinti iš jaunų dienų savo vaikus atskirti, nežinau, adekvatų turinį nuo neadekvataus, net nežinau iš tikrųjų. O aš pamenu, aš žinau apie ką jūs šnekate, jūs tu šnekė Vitenėje, kad ten buvo algoritminė tokia, gal netgi vadinkim klaida YouTube'ai, kuomet galėjai įsimaišyti į mažamečių, sakykim, turinio tokį triušio urvą. Kiek žinau, dabar jinai yra pataisyta, bet iš principo tai visais laikais, manau, kad buvo, kaip visais laikais, kiek egzistuoja internetas, buvo toks kaip ir didelis labai klausimas, ką daryti ir kaip jį apriboti ir kaip jį valdyti jaunų žmonių, vaikų atžvilgių. Tai aišku, dar plus yra, nežinau, ar Lietuvos rinkoje yra, įspėčiau, kad nėra, bet yra YouTube Kids. Tai yra grinai vaikams atrinktas turinys ir jau tikrai šitas vadinamasis family friendly, kaip vadina angliškai, draugiškas šeimai turinys, jo. Tai dar tokios yra alternatyvos, jeigu norim kažkaip bandyti kontroliuoti tą turinį. Na, kita vertus, čia kova su vėjo malūnais, aš manau taip, tėvo mamos pareiga yra pasišnekėti su atžala, paaiškinti, pažiūrėti, ką jis ten žiūri ir kažkaip uždėti tam tikras ribas ir paaiškinti. Ir aišku, tai nėra vien tik tai YouTube'o problema, absoliučiai lygiai tas pats yra ir su Facebook'u, ir su Twitter'u, ir su Instagram'u vyksta. Ir nustatymus sužiūrėkit ir veiklą šiek tiek irgi, bent vienakiem krašteliu bandykit sekti, kas ten darosi ir koks turinys yra vartomas jūsų, nežinau, trečioko, antroko ar apskritai mažmečio. Ačiū už apsilankymą.
Ačiū, Čia buvo kad Polas pasikvietėt. Damyko. Noriu, kad peržiūrų skaičius būtų 10 milijonų jau kaip minimum. Ir kas dar čia yra Antanas, Oskaras TV, Edvinas Navickas. Va, nu tai dar yra ką veikt. Yra dar ką veikt. Būk numeris 1. Ačiū labai, pasistengsiu. YouTuberių. Ačiū už laiką, ačiū, kad buvai čia. Ačiū, Vyteni. Iki. Vakarop su Vyteniu. Radio centras.